Tęsiam toliau kelionę link namų. Mėgojom šiandien Airbnb butelėje, tiksliau kambaryje prie Oslo. Važiuojam dabar, nusipirksim suvenyrų, o Vytas atvarė. Nusipirksim dar truputėlį suvenyrų ir keliausim toliau link Nynäshamno. Iš ten rytoj vakare kelsimės keltu į Ventspilį. Tai keliaujam. Sustojam Osle, truputėlį prasieisim. Ne, Vytai, kaip tavo nuotaika šiandien? Normaliai, šiandien dar nemažai nuvažiuot, tai karingai nusiteikęs. Karingai nusiteikęs. Ja, šiandien mums kiek? 560 kažkur kilometrų iki Nynäshamno. Šiek tiek lauktuvių nupirksim. Einam kaip tik į lauktuvių šopą tradicinį. Va, Raimė čia tu. Va, aš čia sako. Gal panašus truputėlį, jo, nosis panaši. Gerai, ieškom daiktų. Pasišopinom truputėlį, bandom išlysti iš Oslo. Įdomiom gatvelėm, kai Vytas tik ką pasakė. Daug tramvajų bėgių, įdomu važiuoti labai. Šilta, karštas oras, galima sakyti, ypač apsirengus visą moto aprangą, tai jaučiu kaip kaistu. Kiek čia laipsnių turim šiandien lauke? 23 laipsniai, tai va, jums ir šiaurinė šalis, karšta vasara. Nors kai tik šiuo momentu, kiek žinom, Lietuvoje taip pat dideli karščiai, 30 laipsnių.
Kirtom Norvegijos, Švedijos sieną, įvažiavom į Švediją. Va, McDonald's iš karto šviečia, užsukti kviečia. Vytas apsidžiaugia, tik kirtus sieną, greičio limitas padidėjo, galima greičiau važiuoti. Tiesa, čia gyvenvietė kažkokiai važiuojam, tai tenka sulėtint. Mums liko kilometrų iki Stokholmo 440, iki Nynäshamno tiksliau, šalia Stokholmo. Šiandien tą atstumą įveiksim greičiausiai. Porą kartų gal sustosim, kuro pasipildyti, užkast kažko. O šiaip nebėra ką filmuot, iš tikrųjų. Norvegijoje tiek vaizdų prisižiūrėjom, gamtos, kalnų, fjordų. Vaizdai tiesiog buvo wow. Dabar važiuojam ir kalbame su Vytautu tarpusavy, kad į Lietuvos gamtą grįžtam, nes aplinkui tik miškai, lygumos ir viskas, ir miesteliai. Tai po truputėlį jau grįžtam į realybę iš tų nuostabių vaizdų, kuriuos turėjom maždaug kiek čia 10 dienų gal kažkur panašiai. Nes maždaug nuo Stavangerio, kai pradėjom leistis į Kristiansandą, į Norvegijos pietinį tašką, pastebėjom, kad keičiasi jau gamta, po truputėlį kalnų mažėja, fjordai dingsta, daugėja lygumų. O nuo pačių pietų, nuo Kristiansando iki Oslo, tai visiškai išsilygino landšaftas visas. Ir dabar nuo Oslo važiuojam. Kirtom, kaip sakiau, Norvegijos, Švedijos sieną, tą teorinę sieną. Ir viskas, ir kaip matome, Lietuva beveik. Dar biškį uolų yra. Bet sakau, po tokių vaizdų mums jau tikriausiai tokio didelio įspūdžio nebepalieka, ką mes matėme prieš tai visą kelionę. Stabtelėjom pailsėt, užkast. Vytas gražią vietą rado. Ten va kažkur atsėsim suoliuko, prie staliuko, be aliuko. Ir valgysim savo senus gerus davinius. Įvažiavom į Stokholmo aplinkelį ir jau kokiu 30 km važiuojam. Tai kokio dydžio tas Stokholmas.
Viskas, kelionė į pabaigą. Atvažiavom prie kelto. Laukiam, kol pradės įleidinėti.